SharePoint Services versija 3, kurios funkcionalumą mes apžvelgsim šioje prezentacijoje, yra SharePoint Server produkto dalis, skirta komunikavimo ir bendradarbiavimo efektyvumui įmonėje didinti, valdyti dokumentus bei informaciją. Ypatingai šis produktas plačiai taikomas projektų komandų darbe arba greičiau atlikti atskirus komandinius darbus. Šioje prezentacijoje parodysime SharePoint Services taikymo projekto valdymo galimybės. Tarkime, Tomas dirba tarptautinėje įmonėje ir neseniai buvo paskirtas naujos paslaugos kūrimo projektų vadovų. Pradėkime nuo SharePoint dažniausiai sutinkamos komandinio darbo svetainės. Ši svetainė turi standartinius nustatymus: šoninį meniu, dar vadinamą greituoju meniu, vidinį puslapį, kuriame yra matomi skelbimų, kalendorius ir nuorodų sąrašai, o taip pat viršutinio meniu, kuriame yra talpinamos nuorodos į kitas populiariausias vidinės SharePoint svetainės, pavyzdžiui, Wiki žinyno planavimas. Šoninį meniu yra naudojamas dokumentų, kalendorių, internetinių dienoraščių, dar vadinamų blogais, ir kitų SharePoint tinklapio dalių atidarimui. Atidarykime dokumento biblioteką naujo produkto dokumentai. Joje projekto komanda talpina ir saugo bendrus dokumentus susijusius su naujo produktų kūrimu. Pavyzdžiui, kada dokumentas buvo paskutinį kartą modifikuotas arba kokio departamento žinioje jis yra. Įterpkime naują stulpelį, pasirinkime meniu nuostatos ir paspauskime ant užrašo sukurti stulpelį. Atsidariusime naujajam lange, pažymėkime opciją pasirinkimas ir rašykime naujo departamento, kuris naudosis dokumento biblioteka pavadinimą. Departamentų pavadinimai yra matomi kaip pasirinkimų sąrašas naujai kuriamame stulpelėje. Pasirinkimų sąrašas, o taip pat ir kita informacija bus matoma kiekvieną kartą atsisiunčiant dokumentus į dokumentų biblioteką. Atidarykime Word programą, kuri yra pilnai suderinta su SharePoint. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Word programoje galima peržiūrėti ir keisti dokumento savybės. Dokumentų bibliotekoje Tomo komanda gali išsaugoti ir kurti įvairaus turinio tipo informaciją. Svetainės šeimininkai gali nustatyti įvairius turinio tipus, kurių kiekvienas gali turėti skirtingus nustatymus ir šablonus. Sukurkime naują dokumentą. Paspauskime meniu Naujas ir pasirinkime naują iš nustatymo turinio tipų. Naujienų skelbimas, sutartis, rinkodaros prezentacija. Daugelis komandos narių toliau dirba su dokumentu, norėdami jį peržiūrėti arba papildyti vienokią ar kitokią informaciją. SharePoint sistema leidžia dokumentą išregistruoti, tai yra reikia paspausti dokumento dešinėje esančią rodiklį ir pasirinkti išregistruoti. Kai naudojamos programos yra suderinamos su SharePoint Service, galima dirbti su dokumentų kopijomis esančiomis lokaliame arba nešiojamame kompiuteryje. Tai reikia pasirinkti vietinį juodraščių aplanką. Kai dokumentas yra išregistruotas, Tomas gali jį koreguoti, o kiti komandos nariai mato, kad dokumentas yra pažymėtas bei kas su juo dirba. Šiuo metu Melanie yra vienintelis komandos narys, galintis dirbti su šiuo dokumentu. Kita svarbi informacijos valdymo sritis yra dokumento versijos. Peržiūrėkime į dokumento naujieno pranešimas versijų istoriją. Dokumentų bibliotekoje yra fiksuojama galutinė dokumento versija, kai dokumentas yra paruoštas peržiūrai, ir tarpinės versijos, kurios yra automatiškai sukuriamos kiekvieną sykį, kai dokumentas yra modifikuojamas. Dokumentą lydinčios informacijos pakeitimai taip pat yra fiksuojami. Jeigu reikia sugrįžti prie ankstesnės dokumento versijos, reikia paspausti mygtuką atstatyti. Norint sugrįžti atgal dokumentų biblioteką, yra patogu naudoti nuorodų meniu. Nuorodos padeda greitai suprasti puslapio struktūrą bei kurioje tinklapio struktūros vietoje jūs šiuo metu esate. Paspauskime nuorodą Nauji produktai. Projekto eigoje dokumentai yra pastoviai keičiami. Kaip greitai sužinoti apie įvykusius pakeitimus? Naudojant meniu veiksmai galima užsisakyti RSS arba automatinių pranešimų gavimo paslaugą. Projektų vadovui būtina kontroliuoti prieigą prie svarbių dokumentų. Pasirinkus mygtuką Teisių valdymas, galima nustatyti įvairius darbo su dokumentų teisių lygius. Tai yra, kurie komandos nariai galės prieiti, o kurie ne prie sutarties. Pasirinkus meniu veiksmai ir paspaudus mygtuką Leidimų nustatymai, pažymėkime pelė pasirinkimus komandos puslapio nariai. Ši teisių grupė leidžia nariams tarpusavėje bendradarbiauti. Dabar, kai susipažinot su keletą SharePoint funkcijų, tikime, kad galėsite ir tai pritaikyti savo komandos darbe.